Moliūgų yra visokių rūšių. Šitas moliūgas yra vadinamas helovyniniu. Gal jis labiausiai tinka tiem helovino moliūgam žibintam, tai mes jį ir drošim. Pirmiausia, reikia jį nusivalyti, nuplauti su muilinu vandeniu, nuvalyti, nusausinti. Galima tada su markeriu paimti, apsibrėžti, vat kur nusims ta dalis. Kur paskui per kurią skaptuosim ir dėsim žvakutę. Tai vat, nusiema tas dangtis, tai vat, jį reikia nupjauti, paploninti šiek tiek. Tai va, gaunasi va toks vidus. Jį dabar reikia visą išvalyti, valom su šaukštu paprasčiausiai. Ir šiek tiek sienas paploninam, kad būtų lengviau paskui išpjaustytų. Stengiamės taip nuo šitų va taip švariai išvalyti, kad jų nereikia vidų.